Man atrodo, reikia duoti biški konteksto jums. Aš tapau klaunivoru ne todėl, kad aš norėjau būti geresnis už jūs. Aš jau esu geresnis už jūs. Ne, juokauju. Mes visi esam Dievo vaikai. Bet jo, apie karnivoro mėsaėdžių dietą aš norėjau tiesiog trumpai biški pasakyti. Aš esu 10 metų sertifikuotas mitybos treneris. Tai nereiškia nieko daugiau tik tai, kad aš tai gilinuosi jau kurį laiką ir aš bandžiau kitas dietas ir bandžiau skaičiuoti ir neskaičiuoti ir bandžiau fastinti ir nefastinti ir daug ką naudoju, daug ką stengiuosi nežiūrėti taip juodai ir balta, nors kiti dalykai yra juoda balta, pavyzdžiui, kaip daug cukraus, per daug angliavandenių, nebent tai naudojama kokiais metodiškais, protingais, sveikais būdais. Visi angliavandenis ir cukrus iš grūdų ar vaisių ar daržovių, per daug to aš tiesiog tikiu, kad nėra gerai, tai tik vienas toks ant ko stoviu, taip padedu vėliavą, kad ne tai, kad visi turi būti mėsaėdžiai ir vien valgyti mėsą ir bla bla, bet yra tas taškas, kad aš tikiu, kad visiems reikia riboti bent į sveikatą.